Apie senovinės krautuvės. Viska buvo, ant būrė viska buvo, o dabar viskas brangus palika, viskas ein spekuliacijas keliu. Nenusipirkt nieka nebė, tuščias parduotuvės viskas. Sakau, gal kai susitvarkys, gal visko bus, aš nežinau. Kas Smetonų laikais nuka viską buvo parduotuvių įeis į krautuvės, čia Žagariai būdavo rindas krautuvių. Kiek čia tų parduotuvių aplinkui buvo visur, į pipirų gaudavom nusipirkti, rūgščiosios druskas gaudavom, kartūnų, žiūrėdavom, katras neplyš, stiprus, tą pirkdavom, katras plyš, to nepirkam. Arba tų kostiumų, į paletų moteriškų, visokių būdavo, skaitos tie žydai būdavo. Kai eisi, mes tarnavom, sakydavo, eikšėkit mergelkas įsirinkint paletus. Žydelkas siūdavo paletus. Gražiai pasiūdavo, man pačiai, kai apsiženėjom, buvo pasiuvus juodą Bostoną. Taip šaukdavom tą paletą. Juodų kalnierių buvo uždėjus. Va, kai gražiai pasiuvau, kit žmogus. Kada ba taip nebė? Kas seniai kapri Smetonos, tikrai miltų visokių pirk, kiek norėjai, apirago, žuvelių. Dabar tai žuvelės nekvep, neturi kvapą. Seniau, kad ateini į miestą žuvelių kvaps, liepų žiedų jau. Liepas išplėždava į antų verdava žuvelės, džiovindava. Tas liepų kvaps tai skanus būdava, kvepėdava žuvelės, malonų būdava, arba silkės. Nebūdavo kilogramais už litą, viens duot 15 už litą, kits 12. Kokias tos silkės neskanės dabar. O ta vadinamas tauridė, nenoriu nei matyti, vieni kaulai, nu dabar tos latviškas, kur yra, o tos tai jau niekam tikusias. Tuo laiku viską buvo, ko tik reikėdavo, kamašų, į pigių, į brangesnių, lakuotų, į nelakuotų visokių. Papasakoja Paulina Pociuvienė, gimus Veršių kaime. Užrašė Regina Nazarienė, paskaitė Agnė Marcinkevičiūtė. Prieš 100 metų mūsų krašte. Žyginių arklių stotys. 1925 metais sudaryta Joniškio žyginių arklių stoties laikymo sutartis, kurioje numatyta, kad savivaldybė privalo laikyti 5 arklius. Gerus, kiekvieno kaina ne mažiau kaip 800 litų, su gerais 2 vienkinkiais ir 2 poriniais ant resorų brikais ir 2 važiais, 2 rogėm su gerais šikšniniais pakinktais, gūniomis ir 3 vežikais, ne jaunesniais kaip 20 metų ir nesenesniais kaip 55 metų, blaivo ir doro pasielgimo ir žinančiais vietos kelius. Žyginiais arkliais galima naudotis dienos ir nakties metu. Jie turi būti parūpinti ne vėliau kaip per 2 valandas. Važiuoti turi tokiu greitumu. Plentu ne mažiau kaip 9 km per valandą. Vieškeliais ir paprastais keliais, jei kelias geras, ne mažiau kaip 8 km per valandą, jei blogas 3 km per valandą. Nuvežus keleivį, arkliui leidžiama ganytis nedaugiau nei pusę valandos už kiekvieną kelyje išbūtą valandą. Rangovas savo lėšomis privalo stotyje įrengti telefoną. 1925 m. rugsėjo mėnesį Joniškio Valsčiaus žyginių arklių stotyje buvo 3 vežėjai, 5 arkliai, 4 vežimai ir 4 rogės. Tuo pat metu Gasčiūnų Valsčiaus žyginių arklių stotyje buvo 1 vežėjas, 2 arkliai, 1 vežimas ir 1 rogės. Kriukų Valsčiaus stotyje 1 vežėjas, 2 arkliai, 2 vežimai ir 2 rogės. Skaisgirio Valsčiaus stotyje 1 vežėjas, 2 arkliai, 1 vežimas ir 1 rogės. Žagarės Valsčiaus stotyje 2 vežėjai, 2 arkliai, 3 vežimai ir 2 rogės. Žagarės miesto stotyje 1 vežėjas, 1 arklys, 1 vežimas ir 1 rogės. Rugsėjo 9 dieną Žagarės miestų taryba nutarė 1926 metais žyginių arklių stoties nebesteigti, nes tokiomis paslaugomis mažai naudojamasi.
Iš Lietuvos Centrinio valstybės archyvo fondų parinko Giedrė Lastauskienė, paskaitė Juozas Šalkauskas.